Mielos moteris, damos, merginos, sveikinasi savo kanale Mystic Mama ir šiandien pasižiūrėsime, kas laukia kitos savaitės bėgyje, kokie įvykiai, kas nudžiugins, o gal kažkas ir nuliūdins, kokios energijos mus laukia. Tikiuosi, kad turite arbatos arba kavos puodelį po ranka, atsisėdot, atsipalaidavot ir puikiai praleisime šias kelias minutėlės kartu. Taigi, kas laukia kitos savaitės bėgyje? Prisiminkite, kad energijos pradeda galioti nuo to būtent momento, kada jūs pradėjote žiūrėti šį video. Nesvarbu, ar tai bus pirmadienis, ar tai bus ketvirtadienis, va ta minutė, kada įsijungėt, kada panorėjot pasižiūrėti, tada ir galioja energijos. Taigi, savaitės energija, kasgi atneš džiaugsmo, o kasgi galbūt nuliūdins arba savaitės praradimai. Pagrindinis įvykis savaitės, kas laukia, kur reikia būti atsargiai ir patarimas. Va, iš karto norėjau patarimą kažkaip atverti, nagi pasižiūrėkime. Pagrindinės energijos, viskas kitą savaitę bus susijęs su jumis. Jūs, mielas mano žiūrovės, svečiai kanalo, jūs būsite centre, dėmesio centre ir viskas priklausys nuo jūsų. Reiškia, jeigu norėsite, kad savaitė būtų aktyvi, daug nuveikti, kažkur tai nuvažiuoti, pasirodyti, viskas jūsų rankose. O jeigu nuspręsite, kad viskas atėjo laikas man ilsėtis, pabūti ramybė, taip ir bus, reiškia, ir bus mažiau to aktyvumo, mažiau įvykių. Fokusas į jūs ir, kaip sakau, visos kortos jūsų rankose. Jeigu mane žiūri vaikinas arba vyras, reiškia, šį savaitę bus apie jūsų moterį arba, jeigu jūs neturite antrosios pusės, apie labai svarbią moterį jūsų gyvenime. Ir tai gali būti jūsų vadovė, jūsų kolegė, jūsų sesuo. Primenu, kad tai yra bendrasis būrimas, todėl žiūrėkite, pritaikykite savo, panaudokite savo intuiciją ir tikiu, kad iš tų daugybės variantų, kuriuos aš vardinu, tikrai kiekviena iš jūsų ir kiekvienas iš jūsų išgirs būtent tą, kuris bus reikalingas būtent jums. Taigi energijos, sakyčiau, labai pozityvios, ne viskas mūsų rankose, tai yra labai gerai. Kas atneš džiaugsmą šią savaitę? Džiaugsmą atneš kažkokie, tai, žinot, rutininiai tokie dalykai, cikliški dalykai, prie kurių mes esame jau pripratę. Taip pat tai gali būti moteriška kažkokia tai bendrystė, tai gali būti pokalbis, bendravimas su mama, su draugėmis, toks moterų ratas labai bus aktualus. Taip pat, kaip tik paminėjau apie intuiciją, tai šį kartą būtent ir kalba apie tai, kad šią savaitę gali labai pasijungti jūsų intuicija. Galbūt jūs, pamatysite sapne būtent tą informaciją, kurios ir ieškote, kurios jums reikia. Gali ateiti per sapnus jums atsakymai. Todėl vėlgi stebėkite. Kaip žinia, lapkričio 5 bus pilnatis, tai vėlgi kortos gali rodyti, kad būtent tas faktorius, tas mėnulio fazė, pilnatis irgi atneš jums tam tikrų rezultatų, apšvies, pamatysite idėją, pamatysite pagaliau, kodėl jūs tiek daug dirbote, kam jums buvo skirti tam tikri įvykiai gyvenime, gal pamatysite tam tikrą cikliškumą savo gyvenimą, kad vis tiek aš pastovi darau tą pačią klaidą. Vėl ir čia ateina tas sąmoningumas, tas supratimas, tai čia aš turėčiau pasikeisti. Tai čia iš pozityvių dalykų pasižiūrėkime, kur gali mums nepasisekti arba galbūt pasižiūrėkite, kaip įdomi kortos. Iš vienos pusės mėnulis, iš kitos saulė. Visiškai dvi tokios priešingos, naktis ir diena.
Tai gali būti, žinot, čia kalba būtent kortos apie tai, vėlgi apie tas situacijas, kurias kalbėjau iš pradžių, kad viskas jūsų rankose ir galimai daugelis merginų, kurios mane mato, jos, žinot, truputėlį nuspręs pasitraukti nuo to socialinio gyvenimo, norėsis pabūti daugiau su savimi, vienatvė, apgalvoti viską, galbūt užrašyti tam tikras mintis, pradėti vesti dienoraštį, pasinerti daugiau į savo jausmus ir tą tokį aktyvumą, socialinį gyvenimą truputėlį pamažinti. Galbūt kažkas iš jūsų jausis, kad, turi tiesiog tausoti jėgas, tai gali būti ir dėl labai paprastų dalykų, dėl vaikščiojimų tokių virusų ir panašiai, kur reikia, tiesiog galbūt daugiau praleisti laiko namuose, šiltai apsirengus, su arbata. Ir taip apsaugot savo sveikatą. Tai būtent apie tai ir kalba, kad galbūt bus mažiau jėgų, mažiau energijos pagal Saulę ir norėsis daugiau gilintis į tokius vidinius dalykus pagal Mėnulio. Pagrindinis savaitės įvykis gali būti labai netikėtas. Dabar mes su jumis kalbam ir net galite neįsivaizduoti, kas tai galėtų būti. To dar papildomą kortą ištrauksiu. Galite gauti kažkokią, tai žinot, netikėtą informaciją, kur ir taps tokiu pagrindiniu įvykiu šios savaitės jums. Kur, ir vėl čia ištraukiau 2 papildomas kortas ir jos abidvi kalba apie kažkokią netikėtą naują informaciją, kurią gausite, informaciją, kuri paskatins jūs toliau ieškoti atsakymų, komunikuoti, kažkam paskambinti, toliau gilintis. Tai kažkoks tai netikėtas faktorius bus, kur privers jūsų truputėlį pasiieškoti, galbūt reikės pakeisti planus, netikėtai kažkas, neplanavau niekur važiuoti, bet atėjo žinutė, ir panašiai, ir jums reikia važiuoti, arba neplanavau niekam šią savaitę rašyti ir panašiai komunikuoti, bet, pakoreguos truputėlį gyvenimas tą situaciją. Taigi gali būti netikėti dalykai kažkokie, tai gali būti taip netikėtai, kur jūs galite gauti savo darbų vaisius, darėte, sakykime, kažkokį projektą arba darbą, arba, ta pati išmoka, kur, dar liktais nelaikas, galvojate, kad po 2 savaičių gausite kitą savaitę. Taip pat tai gali būti tokios aštresnės situacijos, kur galbūt reikia, gali būti rizika ir konfliktų iš tikrųjų pagal šitas kortas, kur mes dėl tam tikrų priežasčių, dėl noro kažką tai išsiaiškinti, mes turėsime galbūt pakelti toną arba kažkaip aštriau pakalbėti, atstovėti savo ribas, atstovėti savo interesus. Tai su šituo būkite sąmoningi, mielos merginos, damos, ir apie tai, taip sakant, jau kai žinai, tai tada ir gali atitinkamai reaguoti. Taip, iš tikrųjų kortos čia ir sako, kad tam tikri gali būti arba cikliškumai, kur vėl ateina, pavyzdžiui, jeigu pas jūs kiekvieną arba kas antrą mėnesį kažkas atsitinka, kažkoks tai klientas ateina toks labai konfliktiškas, arba kas mėnesį pas jūs kažkas ten sugenda mašina ir panašiai. Tai tikėtina, kad vėl tai atsitiks, tas cikliškumas vėl gali ateiti ir jį jau galbūt kortos kalba apie tai, kad vertėtų, jau kaip ir ištaisyti. Taip pat būkite, tas atsargumas turėtų būti būtent santykiuose, komunikacijoje su kitais žmonėmis, su tais, su kuriais mes esame ryšyje, su kuriais mes bendraujame, ir prieš tai einančios kortos apie tokius aštresnius momentus irgi gali perspėti apie tai. Bet korta patarimas, kalnas kalba apie tai, kad nepaisant to, kad galbūt jausite tokį ir spaudimą,
vis tiek turėtumėte atstovėti savo interesus, būti pati viduje, ne kaip kalnas, ir bet kokios problemos arba iššūkiai juos turėtumėte išspręsti. Svarbiausia nepasiduoti, galbūt tiesiog atstovėti ir pamatysite, kad griežtesnis gali atnešti jums daugiau tokio pozityvo ir naudos, negu jūs vėl pasiduosite kitų nuomonėje, kitų norams. Prisiminkite, kad ir centre esate šią savaitę jūsų norai, jūsų poreikiai turi būti pirmoje vietoje. To jums ir linkiu. Ačiū, kad buvote iki galo su manimi, ačiū už jūsų reakcijas, ačiū už jūsų komentarus, visus skaitau, visi labai man reikšmingi. Aš be galo patenkinta, kad šis kanalas jau turi šiek tiek daugiau negu 100 prenumeratorių. Kiekviena jūsų prenumerata tai liktais bonusas, paskatinimas man, kad šita informacija jums yra reikalinga, naudinga. Prenumeruokite, leiskite augti, o aš jūs apkabinu. Būkite sveikos, laimingos ir iki kitų video.